Auto stebuklai pristato Cadillac Eldorado 85 metų. Senas automobilis. Kėbulas gražus, tvarkingas. Išorė tvarkinga. Stogas atrodo štai taip. Čia viena dalis iš nerūdijančio plieno, kita dalis apsiūta oda. Šito automobilio yra ratai lengvo lydinio, labai lengvo lydinio ratai. Toks įdomus faktas, su tokiais ratais važiuodavo NASCAR lenktynėse. Einam į saloną. Vadinis salonas, mėlynas, medinis vairas, medžio apdaila. Registruotas kaip šešiavietis, bet panašiau, kad čia kokios 4 vietos. Patogiai važiuot gali 4 žmonės, manau. Įdomus dalykas, durys be rėmo. Užsiveda štai taip. Elektrinis skidelis. 61 litras kūro bake yra. Tada čia yra greitis. Ir likutis kiek nuvažiuosi su to benzinu. Automobilis turi borto kompiuterį, rodo kūro sąnaudas ir elektrinę klimato kontrolę. Taip, čia yra radijas. Dabar čia miškuose tai truputį netraukia, automatinė antena išlenda. Dabar muzika turi traukti gerai. Ir sulenda, kai išjungia radiją. Štai čia yra elektrinio langų valdymas, elektriniai veidrodėliai ir sėdynės valdomos elektra. Nusileidžia, pasikelia, pasiverčia, dar kitaip pasiverčia ir centrinio užrakto mygtukas. Dar viena iš funkcijų, tai susukus vairą užsidega šoninio apšvietimo žibintas. Štai šitas čia. Vienoj pusėje ir kitoj toks pat yra. Štai čia kapoto priekyje. Yra sufleriai vairuotojui, kurie rodo gabaritus, rodo posūkius ir rodo tolimas šviesas. Ir visi jie sujungti yra šviesolaidžių tiesiai nuo lemputės. Ir perdegus lemputei, tu matai, kad kuri tai lemputė neveikia. Taip ir gale yra vairuotojo sufleris, kuris nurodo galinių žibintų veikimą. Dabar matosi, kad įjungtas avarinis. Kitas automobilis turi bagažinę su pritraukėju. Ir va, kaip jinai veikia. Prisitraukė ir užsidarė. 85 metų automobilis. Bagažinės spynelė paslėpta. Čia raktų įkišti. Aha. Ir nuspaudi, užsidarai šitą. Atsifiksuoja. O čia yra benzino bakui. O. Užsipilti. Atsukus kamštį, tu tiesiog dedi kamštį čia. O. Ir kamštis laiko numerį. Ir čia pripili benzo. Protingai sugalvota. Gali pavažiuoti tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Užpilimas per vidurį.